Sveiki, mėlyjeji, ir vėl šypsena veide, nes saulutė šviečia. Ir į kelionę mane vėl kviečia. 3 dienas ant žemės. Ir štai aš jau pasiruošęs kelti bures. Aišku, reikės dar išeiti čia per šitus ledukus, bet aš tikiuosi, iki galo nenutirpo, kaip aš tikėjausi. Kai praeitą kartą aš atėjau, palikau čia tokį dryžį, dabar jūs jo nematysite, tą vagą, per kurią aš atėjau. Tai ledukas bandė tirpti, bet paskui vėl pašalo ir vėl aptraukė. Bet aš tikiuosi, kad aš rasiu tą seną savo kelią ir tuo keliu aš išeisiu į atvirus vandenius be problemų. Nu, jeigu bus problemų, apsisuksim ir grįšim čia atgal. Taigi šį kartą pasiruošiau valtį šiek tiek, tuziką šiek tiek rimčiau, nes pasiėmiau benzininį variklį. Todėl, kad kada vėjas yra, o praeitą kartą man taip ir gavosi, kad aš sustojau tarp 2 salų ir pūtė vėjas. Tai man su irklais buvo makaluotis gana sunku. Tai todėl šį kartą pasiėmiau varikliuką ir dabar be vargo ieškosiu čiagos, tiesiog marširuosiu tarp salų pirmyn atgal su benzininiu varikliuku. Saugiai jachtą kažkur tai palikęs kažkokioj tai įlankėlėj. Taigi ką, ketvirtadienis ir skelbiu šios savaitės nuotykį atidarytą. Žiūrėkime, kaip mums čia seksis. O oras tai nuostabus. Taigi štai, bandau eiti tuo pačiu taku, kiek jau čia matosi, ta prasme, tuo kanalu, kurį prieš tai aš iškapojau. Na ir kol kas einasi gerai, bet jeigu jų matos, ten yra tokie žali būjai, tai va kaip bus ten, neaišku, nes ten atrodo ledas storesnis, tai kaip bus, tai bus. Taigi labai apmaudu, bet mano kelionė baigėsi. Todėl, kad ledas per storas, pasirodo davė čia minusą labai daug ir ledas yra per storas, 4 cm ledo palyginus su centimetrų korpuso storiu yra per daug. Tiesiog bijau paskandinti, pramušti laivo korpusą. Variklis dar veža, laužo už tos ledus, nedaug liko, čia gal kokie 3 kilometrai skaičiuojant, gal 4, nežinau, bet teks suktis atgal, todėl kad per didelė rizika. Tiesiog to savo nenoriu paskandinti laivo. Man rizikos čia nebūtų jokios, todėl kad tuzikas iš paskos, tai spėčiau perlipti, bet laivo savo legendinio sudaužyti aš nenoriu. Štai aš nežinau, ar matosi kokio storumo čia tos lytis. Na gaila. Teks laukti geresnio oro. Labai apmaudu. Na kągi, iki kitą kartą. Sukuosi, važiuoju namučiu. Na, ne visą laiką pasiseka, ne visą laiką. Liūdna. Na, šiandien kelionė baigėsi, bet ateity kelionė tikrai bus. Na, iki susitikimo kitą kartą.